iškovojo bronzos medalius. Dėdės dirbantis vyriausybėje atskyrė 1 milijoną litų krepšininkas. 1 milijonas tai yra 1 vienetukas ir 6 nuliukai. Pasaulio naujienos. Margaspalviai drugeliai, pelės ir tarakonai įskrido į kosmosą ir tapo kosmonautais. Su jais kartu raketoje dar įskrido 20 vienodinių sraigių. Jie žada išbūti 12 parų. Linksmiausias Lietuvos kultūros naujienos. Kauno Žaliakalnio trautinukas arba funikulierius važiuodamas nuo kalno užpūtė nuo vieno torto 75 žvakutes. Jam suėjo 75 metai. O dabar mūsų pirmokų naujienos. Štai mano pasiekimų knygelę. Parodysiu savo vertinimus. Toliau. Aha, štai šitaip. Valio, pavyko. Šypsena, gėlės, viskas, ko reikalingai šeimai. Ir gaunu po štai tokį lipduką, po žuvytę ar po ėriuką. Jei jūs gaunate raudonskruostį, kaip pomidoras, obuoliuką, tai vadinasi jūsų darbas nuostabiai atliktas. O jeigu jūs gaunate rausvą obuoliuką su kirmelyte, vadinasi jau darbas prastokas. O dabar paklausykite, tikrai labai įdomu. Rugsėjo 21 dieną Skalvijos centre startavo vaikų ir jaunimo kinų festivalis. Kinai yra iš Švedijos, Suomijos, Nyderlando, Danijos ir Vokietijos. Aš į Skalvijos kino teatrą eisiu pirmadienį 10 valandą. Kviečiu visus susitikti su tėveliais arba mokytojais. O dabar žinoma, kaipgi be orų. Labas rytas. Noriu jums pranešti apie šio savaitgalio orus. Šį savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais. Dieną naktį yra iki 6, o dieną iki 20. Tai tiek apie šio savaitgalio orus. Viso gero, būkit linksmi. Su jumis buvo Elinga. Na kągi, orai numatomi visiškai neblogi, o mes grįžtame į mūsų muzikinį telebim.